dirbom iki šito momento, tikrai daug dirbom. Svajojom apie šitą momentą, nes visgi čia yra namų sienos praktiškai taip, čia labai daug draugų ateis, giminaičių, tėvai ateina, kiekvieno tikrai yra didžiulė atsakomybė ir našta gal šiek tiek pasirodyti kuo geriau. Tai bet mes su Nerijum dirbam, mūsų visa komanda dirbo ir manau, kad čia parodysim turbūt patį geriausią projektą, kokį tik tai esam kažkada sukūrę. Jeigu vienu žodžiu reiktų apibūdinti šį turą, tai iš tikrųjų galėčiau turbūt apibūdinti kaip nuotykis. Nes iš tikrųjų patyrėm daug nuotykių, tiek gerų, tiek prastesnių, tiek kažkokių tais nervų dėl techninių dalykų, ar pavyks ar nepavyks. Bet šiaip bendroji sumoji paėmus, tai labai džiaugiamės, kad pasiryžom daryti tą turą. Labai džiaugiamės, kad komanda, kuri susibūrė aplink mus. Ir kažkaip esam labai laimingi, kad va tokį kelią mums pavyko nukeliauti ir tikimės, kad ir žmonės, kurie buvo pas mus koncertuose arba kurie dar ir bus koncertus, bus labai laimingi. Tas įdirbis kaip žmogui ir gauti tokį rezultatą atgalinį, atrodo, ne veltui aš tą dariau. Iš karto prieš akis eina visas toks gyvenimo, tie visi etapai, ten visi konkursai, viskas. Ir tu supranti, kad ką tu darei, viską tu darei gerai ir reikėjo tik gal savim daugiau pasitikėti ir šitas momentas būtų atėjęs daug greičiau. Šiaip šitas koncertas, kadangi yra vienas jau, galima sakyti, didžiausių, kurį mes patys organizuojam, į kurį mes sukvietėm žmonės ir į kurį tikrai nemažai žmonių atėjo, tai mums, bent jau man pačiam kaip žmogui, tai atrodo, kad pagaliau mes pradedam kažkur tais augti kaip atlikėjai, kaip muzikantai, kaip grupė. Ir čia buvo toks stiprus žingsnis ir stiprus pareiškimas, kad grupė Bernužėliai neketina sustoti ir ateityje bus tik didesnės vietos, didesnės salės ir tikimės, kad daug daugiau šypsenų žmonių, kurie ateis pas mūsų koncertus. Norėčiau pasakyti visiems ačiū, kurie atėjo į mūsų visus turo koncertus. Ačiū, kas eis į tolimesnius turo koncertus. Ačiū, kas apskritai ateina į koncertus. Mums tai yra be galo svarbu ir be galo gera matyti visus jūs besišypsančius. Ir pažadam, tai dar ne pabaiga. Kad viskas gerai praeitų, kad būtų nuotaika gera, savęs su šypsena, atėjom daryti šventę žmonėm, tai padarykim nepamirštamą vakarą, gerai? 1, 2, 3, Bernužėliai! Norėčiau laiką aš atsukt atgal, mūsų meilę sugrąžinti bent trumpam ir tavo kūną veiklą jau šalia, švelnumą bučinių, bet deja tau nuoširdžiai sakau atsiprašau, daugiau tavęs aš nieko neprašau, tik paskutinį kartą išklausyk, maldauju pasilik, pasilik. Mūsų kaime kaktusai nežydi, užtat gandrai sugrįžta į lizdus, o mūsų kaime galit pamatyti pačius gražiausius Lietuvoj vaizdus, o mūsų kaime kaktusai neauga, užtat širdis ir mūsų siela netuščia, jeigu mieste sutiksi tikrą draugą, žinok, atvyko jis iš čia. Kas buvo pražuvo, bus viskas gerai. Aš atsiprašau, jei buvo meilės per mažai, tik tavo artumo man trūksta labai. Spindesį akių tau sugrąžinsiu būtinai. Spindesį akių tau sugrąžinsiu būtinai.